Labą dieną visiems, kurie prisijungė, kurie žiūri mano dabar įrašą. Šarūnas Ramanauskas, tarptautinis top menedžeris. Esu Aviva draudimas buvęs instruktorius, esu instruktorius Rainbow prestižinis pardavėjas. Mokinau žmonės, kaip pardavinėti brangius siurblius. Pabaigęs KTU prieš 20 metų. Mokinu žmonės tiesiog kaip uždirbti pinigus per kompiuterį ir dalyvauju čia Magic Lime Akademijoje mokymo programai. Dirbu su žmonėm, duodu konsultacijas įvairias ir tiesiog padedam žmogui susigaudyti su ta informacija, kuri daug YouTube'ės kanale, daug žiniuose yra, tas kiekis yra didžiulis, atsirinkti, kuri naudingesnė informacija, kuri geresnė. Kaip atskirti geresnės kompanijas, blogesnės kompanijas, finansinio raštingumo pramoksta ir turi galimybę žmogus tobulėti, dirbti iš namų, eiti į ofisą dirbti ir tiesiog jis pradeda naudotis informaciniam technologijom dėl savo verslo, dėl savo gyvenimo. Dabar aš pasidalinsiu ekranu. Magic Lime Akademija, tai yra mūsų kompanija. Tai yra mokslai, kaip galima dirbti kompiuteriu iš namų, užsidirbti pinigus ir tiesiog gauti pajamas. Londone registruota kompanija jau 4 metai, nesenai atšventė savo 4 metų sukaktį. Tai yra 1 700 žmonių toj bendruomeniai ir kompanija dirba jau 4 metai. Ruošia įvairius mokymus ir tie mokymai turi galimybę žmonės pakeisti, duoti galimybę jiem užsidirbti, kol mokosi, turi galimybę užsidirbti pinigus ir va čia yra įvairios programos mūsų. Ir aš rodau, kad Magic Lime Akademija prasidėjo nuo Lime Akademijos 2019 metais. Bitlimas atsirado 2020 metais. Autoprograma atsirado 2020 metais ir per 3 metus kompanijoje yra išmokėta pinigų už 127 automobilius, kai kurie ir po 2 ir po 3 automobilius gavo. Ir jie turi galimybę užsidirbti pakankamai pinigų. Kompanijoje per 4 metus tapo 25 tikri milijonieriai, mokindami žmonės, kaip tas viskas vyksta. Ir jie dalinasi savo praktiką, kaip tai įvyko, ką jie darė, pagal sistemas, kokias dirba. Ir mes tiesiog mokomės, kaip parduoti tą informaciją, kas yra. Magic Lime Akademijos misija yra suburti žmonės iš viso pasaulio partnerystės bendruomenę. Sudaryti sąlygas atskleisti jų kūrybinį potencialą, išmokyti užsidirbti naudojant šiuolaikinės technologijas, tai gauti pasyvias pajamas, gauti pinigus, išsivesti pinigus iš kompanijos, nes pas mus kompanija išmoka algą bitcoinais, o tai yra pati populiariausia kriptovaliuta. Kai kurie vadina tai kaip ir internetinis auksas yra, kursai auga, krenta ir mes uždirbam algą, mes neperkam bitcoinų, mes tiesiog gaunam atlyginimą ir atitinkamų kursų, kada mums naudingas, mes įsivedam į savo piniginę, einam į parduotuvę, leidžiam tuos pinigus, perkam kūrą, benziną, keliones, valgyti perkam ir naudojam tuos pinigus savo reikmėms. Kompanija registruota Londone iš pradžių buvo. Ši kompanija užregistravo Jekaterina Ciukanova prezidentė mūsų, tai pritaikė matematinį algoritmą kompanijai, kad žmonės atėję į kursus turėtų galimybę susigrąžinti pinigus už tuos kursus. Pakvietę 2 žmonės, jie turi galimybę savo pinigus, kuriuos sumokėjo už kursus ar mažesnę ar didesnę sumą, susigrąžinti. Paskui persiregistravo Maršalo salose, tai yra toj šaly yra audituojamos kompanijos, kurios įeina
į verslininkų asociaciją, kiekvienais metais turi daryti audito išvados, turi turėti licenciją darbui ir registracija yra oficialiai dirbantys žmonės. Tai va šita kompanija užsiiminėja mokymais. Tai yra perspektyvus verslas, nes mokymai vyksta nuotoliniu būdu visam pasaulyje, tiek mokyklose vyksta ir tos kompanijos uždaryti negali už tai, kad mokyti žmonės nieks niekada nieko neuždraus. Kaip veikia matematinis tas algoritmas, tai yra tai va čia yra matrica, algoritmas bonusų programų ir kada jūs užsiregistruojat viršuje, atsistojat šalia, jūsų apačioje du žmonės atsistoja, trečias žmogus atsistojęs į tą kairę vietą, jums grįžta 100% jūsų pinigai, nes į tinklą atiduoda kompanija 98% visų pinigų išmokama žmonėms. Čia nėra jokių karjeros laipsnių, prezidento laipsnių, direktorių laipsnių, kurie gautų nuo jūsų darbo kažkokį procentą. Sponsoriai gauna tik tai klonus, tie klonai čia du atėjo iš antro lygio ir kada užsipildė apačioj 3 vietos, kurios apibrėžtos yra, matot, $650, tai trigubinasi ta suma ir pereina į antrą lygį. Ir antram lygiui jūsų jau vertė šito vieneto yra $1950. Ir tie pinigai žmogui grįžta, klonai grįžta, 2 klonai grįžta, kada 2 žmonės atsistoja paskui jį, vienas paskui kitą, ir kairiai pusėje vėl parodyti, tie 2 klonai atsistoja į jūsų pirmo lygio programą, padeda jūsų žmonėm pereiti į kitus lygius ir gauti didesnės pajamas. Šis matematinis algoritmas marketingo buvo paskaičiuotas, tiesiog sugalvota mūsų prezidentės Jekaterinės Cukanovos, kad atėję žmonės į mokymus, jie turėtų galimybę susigrąžinti pinigus už tuos mokslus, ką jie sumokėjo. Ir dabar yra jau keletą programų, jos 8 yra, ir Bitlaimas ir Laimas yra jau to programa, namo programa, kaleidoskopas, kelionių programa, yra auto premium, auto business programos, ten tiesiog išmokos didesnės yra įėjimų. Suma skiriasi visų ir žmogus šitą sumą paketą nusipirkęs vieną kartą, nėra aktyvumo mokesčių, nėra galimybės ten, sakykime, aktyvumą mokėti ar papildomai už lygius perėjimus reikia mokėti. Nėra planų ir kuo skiriasi, va dabar pakalbėsim Bitlaimas ir Laimas, kuo skiriasi. Bitlaimas yra įėjimas nusipirkant paketą už 110 bitlaimų, tai yra vietinis pinigas, kuris, jo kursas yra 10 000 bitkoinų, nes mums ateina mes bitkoinai sumokam ir bitkoinus mums duoda išmokų. Laimas tai yra 40 bitlaimų įėjimo vieta, 36 atsistoja programą, 4 eina kompanijai, bitlaime yra 100 atsistoja programų, 10 eina bitlaimų į kompaniją ir 98 eina į tinklą, 2% pasiema kompanija už kompiuterio serverio aptarnavimo, kompiuteristam, už programų darymą, už tobulinimo programos. Tai yra pats didžiausias kiekis, kuris ateina atgal žmonėm į tinklą, 98%. Bet Bitlaimas yra Laimo programai 11 lygių, atkreipkite dėmesį į klonus, tai yra 160 klonų ateina į programą, kurie padeda žmonės pervesti kitus lygius. Jie pirmam lygiui, kada užsiregistruoja, nepaliekami, jeigu jie mokosi, ir tais klonais turi galimybę, lyderiai nuėję į priekį, nesvarbu ar jūsų grupės ar kitos grupės, tiesiog tie klonai statomi iš viršaus į dešinę ir visus iš eilės, ir žmonės tiesiog stumia į didesnės pajamas, į didesnius lygius, kad gautų išmokos. Kursas yra 10 000 bitkoinų, kaip matot, 40 bitlaimų. Tai yra kaip treniruočių aikštelė, kuri duoda galimybę žmogui pasižiūrėti su 15 bitkoinų, tai yra 15 eurų atėjus įsigyti bitkoinus už tą sumą, ir su 2 žmonėm
pastačius jos programą, įsitikinti, kaip grįžta pinigai, tuos pinigus įsivesti atgal į savo banko sąskaitą ir gauti jų pajamas ir išmokti. Praėjus 11 lygių, jūsų pajamos yra 1,08 bitkoino, pagal dabartinį kursą tai yra apie 40 000 eurais. Ir tie 11 lygių, jie praeina ir visi klonai lygiai tokia pat vertės yra vieta, jūsų klonuota vieta, kuri pilnavertė kaip ir tas, kurias jūs nusipirkote. Jos išmokos visos vienodos yra, už visus klonus jūs gaunat pajamas ir tų klonų kiekis, tai yra antipiramidinė sistema statoma automatiškai iš viršaus į dešinę. To laimas ir skiriasi nuo kitų programų, kad nėra tikslinio pastatymo, o visus žmonės, kurie prisiregistruoja, statosi iš eilės 2, 4, 16, 32, 64 ir taip iš eilės stato ir visi žmonės, kurie pirmiau atėjo, jie turi galimybę praeiti kitus lygius. Yra galimybė nusipirkti aukštesnį lygį, aplenkti žmonės, kurie nori daugiau investuoti, greičiau, daugiau uždirbti. Jie turi galimybę ir 6 lygiui įsigyti vieną vietą ir 8 lygiui įsigyti taip, kaip aš padariau. Ir dabar čia matot lentelę, bet mano ir aš rodau, kokie skirtumai tarp laimo ir bitlaimo. Čia stoviu aš, antras mano klonas atsistovi. Atėjo į programą, aš gaunu išmoką ir tą išmoką vienos valandos laikotarpį aš galiu įsivesti ar 2 valandų žiūrint ar rytas ar vakaras, kaip apkrautas internetas yra, įsivesti juos į savo asmeninę piniginę. Ir čia iš viršaus į dešinę viskas iš eilės statoma ir aš pažymėjau tas vietas raudonai, kad nėra vietos, kur tikslinį pastatymą padaryti laimę, o yra tuščios vietos ir visi kartu dalyvaujam, visi žmonės atėjo į programą, dalyvaujam vienoje sistemoje. Statosi vienas paskui kitą arba ateina iš lyderio klonai paskui tuos žmonės, kurie silpniau dirba. Bitlaime yra 17 lygių, išmokos žymiai didesnės ir nuo vieno ciklo praėjimo, nuo 1 iki 17 lygio, daugiau kaip 52 bitkoinai išmokami žmogui asmeniškai už praeitą programą. Ir partnerio išmoka yra 4,4 bitkoinų. Bet čia jau ateina 448 klonai ir tikslinis pastatymas yra. Mes šitoj programoje mes galime padėti žmonėm konkrečiai, kuriem norim padėti, pastatyti, kur prašo pastatyti žmonės vienas paskui kitą. Ir mes sprendžiam, kaip organizuoti darbą, į kurią vietą pastatyti ir ten kaip tie lygiai vaikšto, stebim ir padedam žmonėm greičiau užsidirbti pinigų, greičiau pereiti kitus lygius. Ir čia matot bitlaimo programai, aš stoviu, mano klonas stovi ir už manęs vzliot atsistojo žmogus, loginas, kurio vzliot, man atėjo išmoka 100 bitlaimų. Aš juos įsivedžiau ir pas mane sąskaitoj yra nedaug pinigų, nes jie visi išvesti į mano asmeninę sąskaitą. Ir kada paskui šito logino atsistojo dar pažymėti 2 žmonės, atsistojo, jiems taip pat grįžo pinigai. Sekančią vietą apatinis Karolinas Ramanauskas yra klonas, aš pastatęs vieną ir antrą žmogų, vėl už tos vietos pilnaverčiai susigrąžino pinigus lygiai tiek pat, tada ir stovi mano viršutinis. Jie išmokos išmokamos 100% tokias pat, kaip ir už tiesioginiai nusipirktą vieną vietą. Tame marketinga yra antipiramidinė sistema, atgalinis ciklas, atkreipkite dėmesį, čia autoprogramai yra didesnė įmoka įeinama į tą programą, gaunama 200 klonai, bet čia yra 5 lygiai tik tai. Jinai yra greita ir daugiausia dabar kompanijos žmonių dirba autoprogramai, nes iš viso per tuos 3 metus, kada programą pradėjo dirbti, jau 127 automobilių išmokėti. Ir čia lygiai taip pat statosi į konkrečią vietą galima pastatyti žmogų, kad greičiau praeitų, kad
žmonės gautų pajamas. Ir partnerio išmoka išmokama 0,6 bitkoino. Tai yra apie 24 tūkstančius dabar išmokama, nors už vieną žmogų, kuris atėjo jūsų komandą, pradėjo dirbti, jūs nieko nedirbot, tik atradot vieną žmogų, kuris nori tobulėti, nori užsidirbti pinigų, ir jūs už jį gauna 24 tūkstančius. Tai yra greita, gera programa, nei per brangi, nei per pigi. Ir 650 eurų įėjimas į programą, susigrąžinami atgal tie pinigai po 2 žmonių, kaip prieš tai aš rodžiau. Ir jūs tiesiog einate per lygius ir gaunat pajamas. Ir kaip Lime programoje, tai yra pigesnė, 36 bit Lime, tai yra kaip treniruočio salė, galima pabandyti ateiti tą programą, pastatyti porą žmonių ir pamatyti, kaip jums grįžta pinigai, ir jūs turit galimybę įsivesti savo banko sąskaitą be jokių rizikų, be nieko. Tai yra 15 eurų suma, kurią sudaro, ir jūs ją uždirbat, valandos laikotarpį atgal grįžta pinigai, ar dar greičiau, kiekvienas kas yra, kaip atliktas tas darbas yra. Ir aš rodiklę parodžiau, į pirmą vietą atsistojus žmogui, 1, 2, vienas paskui kitą atsistojo, jums grįžta pinigai. Kada į 3, 2, 3, 4 vietą atsistojo žmonės, jums 108 bitlaimai, triguba suma, pereina į kitą lygį, ir šitą galima lengvai pastebėti, pasitreniruoti, pasižiūrėti, ir tada priimti sprendimus. Galima ir geresnės programas, kaip auto programą, namo programą ateiti, ir ten išmokos žymiai didesnės yra. Antras lygis jau suma padidėjo, 108 bitlaimai, partnerio programos išmokėjimas prasideda, 16 bitlaimų, jums išmokama 20 bitlaimų, į antrą vietą, kada atsistojo žmogus. Čia yra konkrečios vietos, į ją atsistojo, išmoka eina į jūsų sąskaitą. Trečias lygis yra jau klonai ateina, 4 klonai į pirmą lygį, 1 klonas į antrą, į ketvirtą, 1 klonas į antrą lygį eina, 4 eina į pirmą lygį. Jau čia pradeda veikti piramidinė sistema, ir tie klonai yra pilnaverčiai, kaip aš minėjau, jūsų vietos, už kurias lygiai tiek pat išmokų gauna, kaip ir už tas, kurias žmogus įsigijo. Ketvirtas lygis vėl klonai, 8 klonai į pirmą, 2 klonai į antrą, perėjimas 1152 už tas vietas, kurios 2 vietos pasidarė, jums grįžta atgal, pinigai 72, bet partnerio programa, ir išmoka yra 288, perėjimas į 5 lygį yra 1152. Atkreipkite dėmesį į 6 lygį, tai yra 4 žmonės, 1, 2 atsistojo, 3, 4, jums išmoka yra 100% tiek, kiek sumokėjot už 6 lygį, bet gaunat papildomai pirmą lygį 32 klonus, į antrą, į 3 lygį 1 kloną, į 4 1, ir tai yra bendra suma sudaro tų klonų tiek, kiek jūs sumokėjote. O kaip jie finansiškai lygiaverčiai yra visi tie klonai, tai ir yra antipiramidinė sistema, kuri veikia šitoj kompanijoje, nes lyderiai padeda silpniau dirbančiam žmonėm pereiti kitus lygius ir gauti pajamas. Ir žmogus pradeda domėtis, iš kur tie pinigai, kas čia atsirado, kaip čia atėjo, kaip čia išmokos atsiranda, ir tiesiog pradeda dirbti. 2886 lygis, aš atėjau į tą kompaniją, kad aplenkti visą grupę žmonių, nusipirkau 6 lygį, pirmą 6 iš karto, po 2 dienų man grįžo pinigai 2880, ir aš susigrąžinau savo įdėtus pinigus į tą mokymo programą nuo 2 žmonių, kuriuos pajungiau į programą. Paskui įsigijau 8 lygį, ir po 10 dienų grįžo visi pinigai, ką aš įdėjęs buvau į tą kompaniją, ir per 10 dienų susigrąžinti už paketus, ką susimokėjai iš tinklinės prekybos, tai nerealūs dalykai, ir su tokiu kiekiu žmonių, su 4 žmonėm, tai kažkas neįtikėtina.
7 lygiai jau yra išmoka labai didelė, 12 000 bitlaimų, tai 4 000 eurų yra ir pažiūrėkit, kiek klonų ateina, 64 į 1 lygį, 1 į 4, 1 į 5 išmoka, perėjimas mažesnė suma, dėl ko didelė išmoka yra už tai, kad perėjant į 8 lygį mažesnė suma tik tai 3600 bitlaimų pereinama į 8 lygį. Ir 8 lygyje jau išmokų nėra, klonų nėra, bet tą programą pereina, jin susiaurėja iš 6 į 3 vietas ir greičiau mes pereinam link 9 lygio ir mums domina šitie klonai, nes čia pradeda veikti antipiramidinė programa, uždaras ciklas vadinamas. Atkreipkite dėmesį, pirmas 1 į 7 lygį klonas yra, 1 į 6 ir jums link einant 11 lygio nebereikia nuo 1 pradėti eiti. Jūs gaunat klonus žymiai didesnius lygius. Bet to, kad galit nusipirkti 1, 6, 8 pagal sistemą, greičiau praeisit tuos lygius, bet čia eina ir klonai, ir žmonėm, kurie nupirko didesnius lygius, jiems padeda greičiau praeiti. Ir čia nėra, kad, oi, sako piramidė, tu anksčiau pradėjai, dabar aš jau paskutinis būsiu, aš nieko nebegausiu. Čia tiesiog žmogus gali didesnę sumą sumokėjęs, jis aplenkti visą grupę ir aukščiau atsistoti. Bet uždaras ciklas ir yra iš 10 lygio, vėl 12 000 bitlaimų išmokama yra ir klonai gaunasi į 1 ir į 8 lygį, į 7 1, 1 į 8, tai yra uždaras ciklas, kuris jau nebereikia iki 11 lygio eiti nuo 1, nuo 6, nuo 5, nuo 4. Aišku, čia klonai jūs pavis ir jie jums padeda eiti per kitus lygius, bet jūs gaunate tiesiog į 8 lygį ir iš 8 lygio iki 11 žymiai arčiau pereiti. 11 lygis, matot, 80 000 bitlaimų, tai yra 0,8 bitkoino, išmokama į jūsų asmeninę sąskaitą, išmokama ir jūs tiesiog gaunat tos pinigus, įsivedat ir naudojat. Tai va čia yra Lime programa kaip treniruočius aikštelė, kad jūs tiesiog turit galimybę pabandyti su nedideliom sumom, pažiūrėti ir kaip ten eina per tuos lygius jūsų vieta, kurie jūs įsigijot, gauti visas žinias, turėti prieimą prie kompanijos vidinio tinklaraščio, prie mokymo programų prieiti ir tiesiog rinkti žinias ir po to priimti sprendimus, ką jūs darysit ir kaip jūs galite pakviesti žmogų, kad jis irgi ateitų su jumis. Nes žmogus turi mokėti savo žinias parduoti ir jeigu jūs mokotės ir nemokot perteikti žmonėm tų žinių, tiesiog jos bevertės pasidaro ir neduoda galimybę turėti. Pirmiausia, mes ir mokinam, kad jūs mokėtumėt perteikti žinias žmogui, o brangiausia pasaulyje tai yra informacija. Pinigai iš vietinio balanso išvedami į savo sąskaitą 2 valandų laikotarpį. Kaip matot, čia yra uždirbta 92 976, o balansė stovi 295 laimai, kuriuos galima išvesti, galima mokėti už vidiniais pinigais už savo partnerius sumokėti ir įsigryninti juos per programą. Yra ir tokios galimybės. Tai va čia apačioj balansė matosi pervedimas partneriui, įrašot jo loginą vadinamą, vardą ir sumą pinigų ir jūs nuvedat žmogui ir už jį galima sumokėti. Čia yra, kada grįžo į namo programą, kada aš atsistojau, 16 dieną 21 metų 06 atsistojau, atėjau į tą kompaniją. 18 dieną aš jau gavau atgal pinigus, po 2 dienų. Man grįžo pinigai, kuriuos aš įdėjau į kompaniją, į tos mokymus investavau ir tos mano investicijos atsipirko man po 2 dienų. Ir jau aš dirbu 2,5 metų. Ir toj kompanijoje ir tiesiog perduodu žmonėm informaciją, kaip galima užsidirbti bitkoinus, generuoti bitkoinus, nepirkti juos, o tiesiog kaupti. Ir tais bitkoinais mokėti parduotuviai, įsigryninti į eurus, į svarus, į dolerius. Ir taip žmonės turi pajamų.
pakankamai. Pajamos išmokamos bitkoinais. Jeigu su bitkoinais ar kažkokios problemos įstatymiškai bus, norės uždaryti ar ką, galima kursą vidinį bitlaimos pririšti prie euro, prie svaro, prie dolerio, pririšti ir vėl vis tiek mes išmokas gausim. Kaip aš sakau, mokymo programą uždaryti neįmanoma, nes visi nuotoliniu būdu ir universitetus pabaigė ir vaikai mokosi mokyklose ir jie šita jau rūšis bendravimo internetu nuotoliniu būdu jau įaugo mūsų gyvenime. Greita investicijų pinigų grąža be nuostolių yra 98 grįžta į tinklą, duplikacijos komandinis darbas nuo 2 žmonių grįžta jums jūsų pinigai, protinga reinvesticijų sistema, jūsų klonai tai yra, jų yra daug, ne vienoj kompanijoje tiek matricų, kas dirba, neduoda tiek klonų, o šita kompanija daug klonų duoda, už tai padeda kitiems žmonėms greitai perėti kitus lygius. Programos Lime, BitLime, autonamas, kaleidoskopas, kelionės, jos pritaikytos viso žmogaus noram, gyvenimo būdui. Per tas programas yra grąžinami pinigai į jūsų sąskaitą, kuriuos jūs įdėjot. Registruota oficialiai Londono kompanija, Maršalo salose. Turi antipiramidinę sistemą, ta klonų sistema yra, nuolatinių pajamų sistemos atgalinis ciklas, kad nebereikia nuo pirmo eiti, o jums kloną duoda ir į 8 ir 7 lygį. Tai va tas mūsų komandos taikomos greičio strategijos, pinigų uždarbio, dalinasi mūsų žmonės milijonieriai, kurie uždirbė pinigus toj kompanijoje savo praktiką, patirtim, kaip tą viską padaryti. Nes jie jau uždirbę pinigų yra ir jie dalinasi praktiniais dalykais, ne teorija, o praktiniais dalykais, kaip tą padaryti. Kaupiamieji pinigai yra su galimybė palikimą palikti savo artimiems žmonėms ir kad jie pajamas gautų visą savo gyvenimą ir jų dar proanūkiai gautų, nes tie klonai jie eina per visas programas ir generuoja pajamas. Yra pinigų, kurie išmokami kiekvieną dieną ir tie pinigai yra skaičiuoklės, kiek jums reikia pinigų užsidirbti, kiek jūs norit žmonių pakviesti ir kokias galimybės. Laimo programa yra BitLaimo programa, yra auto programa, yra namo programa ir matot visos skirtingos, bet yra esmė vienas žmogus. Čia yra kursas 40 400 kursas bitkoinų buvo šoktelės iki tiek. Ir paskaičiuota, Laimo programai 11 lygių, čia tik 6 pažymėti, už 6 lygį yra išmokama 1164 eurai, už partnerio programą gaunama 393, tai reiškia už partnerius toj kompanijoje, kada statosi, nieko mes čia daug negaunam. Yra 6 lygiai BitLaime, asmeniškai jūs gauna 2446 iš 6 lygio, bendroji sumoji 6462, partnerio programa 1353. Ir kada čia yra 17 lygių, ten išmokos žymiai padidėja. 7815 yra pakvietus vieną žmogų į tas programas. Dėl ko namo programai dabar dauguma dirba, už tai, kad vienas įnašas yra 646 eurai, o išmoka pabaigus programą 147 tūkstančiai yra. Ir partnerio programa yra 24 tūkstančiai, kada praeina partneris per visus jūs, tiek gaunat pinigų už pakviestą žmogų. Tai yra partnerio išmokos, kad partneris yra pakviestas į šitą kompaniją, atėjo ir jis norėjo dirbti ir jis praėjo visus lygius, gavo naują automobilį, uždirbo 147 tūkstančius, o jūs papildomai gavo 24 tūkstančius. Namo programa brangesnė, jau 848 eurai įėjimas į namo programą, jums išmoka 420 tūkstančių, partnerio vieno žmogus 117 tūkstančių, bendroji sumoji 537 tūkstančiai. Žmonės renkasi nuo pigiausio iki brangiausio ir turi galimybę įvairiuose programuose dalyvauti. Bet prieš dalyvaujant tas brangesnės programas, tai vertėtų susirinkti informaciją, kaip aš sakiau, Laimo programai pasitreniruoti, kaip grįžo, kaip viską, kaip išmokos vaikšto. Ir esmė šitam versle yra, kad iš karto išmokamos išmokos, iš karto nuo sutarties ar pakvietimo žmogaus išmokami pinigai
ir jie neužsilaiko, jūs turit savo asmeniniai korteliai tuos pinigus ir turit galimybę juos leisti parduotuvėse, nueiti į bankomatą, įsikeisti į eurus ar į svarus ir tokia galimybė. Tai vat yra 6-8 programos, galima pradėti nuo 10 eurų iki 1300 eurų, čia yra pagal žemesnį kursą bitkoino, yra Laimo, Bitlaimo, Kaleidoskopo, auto programos, auto biznes, auto premium, namo programa ir kelionių programa. Yra bitkoino išmokos visų vienodos, čia parašyti 11, 17 lygių, 5, 5, 5, 6 ir 10. Ir va tokios programos yra toj kompanijai. Tiesiog kas yra Laimas, tai yra nuoroda YouTube'ės kanale, pasižiūrėti, trumpas yra filmukas apie Laimus, persiųsti žmogui, kad pasidomėtų žmogus, duotumėt informaciją prieš priimant sprendimą, nes visi žmonės nori pagalvoti, tai yra 95% nori pagalvoti, pasitart, su kuo pasitart neaišku, bet atsakymas 95% man dabar reikia pagalvoti. Tai apie ką galvos, jeigu jūs neduosit medžiagos pasižiūrėti. MLM finansinės piramidės aprašymas, kaip atskirti finansinę piramidę yra toj kompanijoje, jų simptomai finansinės piramidės, į ką atkreipdėmėsi ir kaip nepapulti ant tų kompanijų, kurios nori išvilioti pinigus, negrįžta tie pinigai ir ką daryti. Ir kaip mes dirbam konsultantais ir patarinėjom žmonėm, duodam informaciją, kaip tą viską išmokti ir atrinkti. Tai yra juridinė bazė kompanijos, tie 3 filmukai, kurie perdodami žmogui informacija labai paprasta, aiški, jis gauna 100% trumpą informaciją apie kompanijos mokymus, apie jų skaičiavimus, algoritmus, iš kur pinigai, kaip jie atsiranda ir kokios yra galimybės, kokios perspektyvos toj kompanijoje ir kaip reikia tą daryti. Tai Magic Lime Akademija yra įkurta dėl žmonių padaryta ta kompanija, kad jie tobulėtų, pritaikytų internetinės technologijas savo verslui ir jinai padeda visiems verslam, visom tinklinėm prekybom tiesiog tobulėti. Ir anglų kalbos mokymai, yra ir psichologiniai mokymai, savyraiškos mokymai, čia yra internetinės reklamos mokymai, yra finansinė raštingumo mokymai, yra įvairūs mokymai, kas duoda galimybę žmogui patobulėti, užsidirbti pinigus ir juos gauti pajamas iš tų mokslų taip pat. Nes kaip kompanijos šūkis buvo, tai yra sukurti didelę bendruomenę, kuri padeda tobulinti žmogui savo kūrybiškumą ir gauti pajamas iš mokino. Gal kas iš jūsų pažįstamų artimųjų žmonių domisi darbu, ar naujo automobilio, ar nori greičiau grąžinti paskolas. Tiesiog perduokit šitą informaciją, pasidalinkit su žmonėm, nes ta informacija naudinga, jinai yra licencijuota, audituota, teisinga, mokslai niekada žmogui nepakenkė. Svarbiausia, kad atsirastų sėkmės ir noro darbe. O visi tie verslai, mūsų visas gyvenimas prasideda pirmiausia nuo laiko planavimo. Jeigu jūs planuojat laiką darbui, tai darbas bus padarytas ir turėsit daug pinigų. Bet jeigu jūs nors 1 valandos nesuplanuosit šitam darbui, tai nieko ir nebus. Tiesiog žmonės užmiršo, kaip savim rūpintis, žmonės užmiršo, kaip padėti vienas kitam, nes daugiau reklamos vyksta per televizijas, per visus į vartojimą, kad jūs vartokit, jūs naudokit paslaugas, važinėkit į keliones, pirkit namus, prasiskolikit bankam, o kaip atiduoti tas paskolas, kodėl pakelia palūkanas, kodėl tas palūkanas nusavina valstybė. Niekas į tai nekreipia dėmesį, nes tai yra žmogus gyvena pagal įstatymą, taip kaip valstybė pasako. Bet jūs žinokit vieną, kad pirmiausia reikėtų savim rūpintis, savo šeimą rūpintis, savo sveikata rūpintis ir padėti žmogui. Tai yra visas tikslas viso gyvenimo, žmogus misija yra gyventi gerovėje, imti visus malonumus iš gyvenimo ir gyventi meilėje 24 valandas per savaitę. Ir tada bus viskas gerai. Pirmiausia, atsiras džiaugsmas gyvenimo,
atsiras džiaugsmas norėti ir pinigų turėti, ir keliauti, ir sveikatos bus. Ir va tą noriu aš jums pasakyti, kad Magic Lime Akademija tai viena iš tokių kompanijų, kurios padeda žmogui tobulėti su mažiausiais kaštais, su greitu, be rizikos investicijų grįžimų pinigų, nes tokių tinklinių prekybų kompanijų nėra, kad nusipirkus paketą, suradus 2 žmonės grįžtų pinigai į jūsų sąskaitą atgal, kad būtų galima įsivesti tuos pinigus. Ir ta kompanija šitokį algoritmą sugalvojus, tiesiog padeda žmonėms užsidirbti ir juos turėti tuos pinigus. O jeigu jūs išmoksit užsidirbti ir pamokysit kitą žmogų, o mes, konsultantai, padėsim susiorientuoti su tom žiniom, kaip jas naudoti, kaip tvarkytis tą informaciją. Ir tiesiog toks darbas yra padėti žmogui pritaikinti internetinės technologijos jo darbe. Vis tiek visi eina į darbą, visi dirba 8 valandas, bet ar jie patenkinti savo darbą ar nepatenkinti, pradėkit gyventi meilėje 24 valandas per savaitę, mylėti save ir bus viskas gerai. Tai ačiū uždėmesi, tiek šiandien to įrašo yra. Norėjau padėkoti, kad išklausėt, darykit veiksmus, ateikit į Magic Lime Akademiją ir tobulėsit jūs, jūsų artimieji ir tiesiog padėsit savo ir savo artimiesiems žmonėms pakeisti gyvenimą. Ačiū uždėmesi, viso geriausio.